Ką, sveiki visi, grįžtame po ilgos pertraukos į pratęsimo podcastą. Šiek tiek palsėjome, bet dabar kimbame į darbus. Na ir kaip tu laikais? Sveikas, kaip laikausi labai gerai, artėja atkrintamosios varžybos Eurolygoje ir to prasidės karščiausios kovos. Taip, na tai manau, mm, dabar jau sugrįšime į tą podcastų darimo kelią ir dabar jau daugiau podcastų bus negu buvo pastarosius 2 mėnesius. Nu tai gerai, manau, pradėkime nuo Eurolygos playoffų. Jau oficialiai susidarė poros, tai kasgi mūsų laukia? Gerai, pirmosios varžybos bus Olympiakosas su Madrido Realu. Tai gerai, Tai Olympiakos ir Realo serija. Tai Realas praėjo iš įkrintamųjų, žais su pirma vieta. Na, manyčiau, kad, žinok, spėčiau, kad Realas gali mus nustebinti. Tai net manyčiau, kad jie gal pasiims šią seriją 3-2. Manau, žinau, gali nustebinti mus. Tai jo, ką tu spėjai? Na, Olympiakosas šį sezoną atrodo labai stiprus, ypač dabar, kai Seibiną Lee turi, Evansas grįžta po traumos, jau gal pradės žaisti. Tai duočiau Olympiakosui pergalę per 4 rungtynes, tipo 3-1. Nu jo, aš tai žinai, manau, kad atsimeni, kai su Partizanu žaidė, nu, realas. Jo. Tai irgi ten vos išsikrapštė, bet kažkaip jie ten net laimėjo Eurolygą po to, tai žinai, manau, kad čia visko gali būti. Realas tikrai, jie netokie stiprus, bet visko gali būti. Tai nežinau, Prieš kaip ir kažkokią kitą viskas komandą, šią porą. prieš kažkokią kitą komandą dar tikėčiau, kad gali Realas, bet prieš Olympiakosą, ypač kaip šį sezoną jie žaidžia, ypač su Saša Važenkovu ir dar Evanu Fournier, nu, duodu pergalę Olympiakosui ir kad keliaus į pusfinalį. Jo, na, ne, manau, Olympiakosas, nu, aš tiesiog, nežinau, nu, pagal viską kaip ir turėtų laimėti Olympiakosas, bet aš tiesiog tokį random spėjimą dėsiu šį kartą. Tai kaip, kokius akcentus dėtum Olympiakos, kokie pranašumai prieš juos, kaip manai? Nu, tikrai turi, mano manimu, geresnę sudėtį šį sezoną, nes realų žaidėjai jau sensta visi ir Olympiakos, o ypač dabar Važenkova turi Fournier šį sezoną, kaip sakant, pasirašė su juo, taip pat Seibaną Lee ir tą Evansą turi. Tikrai manyčiau stipresnė sudėtis jų yra ir ypač tas jų off-ball movementas yra žiauriai geras. Na, kiek jie judasi be kamuolio prakirtinėja, tai man tai yra pagrindiniai dalykai šiai serijai. Jo, na, jo, kaip ir manau, viską jau pasakėjai, bet nežinau, Realas turi tų ginklų visokių. Manau, nu, jie tikrai netokie stiprus kaip praeitą sezoną, bet visko čia gali būti. Nežinom, gal laimės tą seriją. Nu tai nežinau, manau, apie šią seriją tiek. Tai pereikime prie kokią kitą seriją Paryžius su Fenerbahče, ne? Jo, tai Nu, nežinau, ši serija tokia irgi gan įdomi visai. Paryžius irgi iš play-ino pateko, laimėjo prieš Realą. Na, nežinau, jau tokį dėjau crazy spėjimą pirmą. Tai dabar jau manau, kad laimės kokį Fenerbahče 3-1. Spėčiau bus locked in ir suvalgys Paryžių. užsirakinęs. O ką tu manai? Taip, Nu, ką tu manai? man sunku prognozuoti, nes nežinia, kaip Paryžius žais, nes kai buvo ant to, buvo ta labai karštas strykas,
kur Paryžius tik atrodo negali pralaimėti. Tai parodom, kiek jie gali gerai žaisti, bet po to taip nukrito iki 8 vietos. Ir, man tai sunkiai prognozuojama, nes nežinia, kaip TJ Shortsas žais su Hifi. Bet aš irgi sakau tą patį, kad Fenerbahce čia per 4 rungtynės paims Paryžių ir keliaus į pusfinalį. Jo, na, manau, Fenerbahce bus parengę gerą gynybą prieš Šorcą ir Hifiną. Ne visada jį padeda, bet manau, kad gerai jie pasiruošę tai serijai ir manau tiesiog pasimatys lygių skirtumai šioje serijoje. Tai nežinau, manau apie šią seriją. Nu, jau Paryžiui čia, jeigu ir jie ir pralaimėtų, čia nieko baisaus nebūtų, nes, na, jie jau, jo, jie padarė, manau, daugiau tikrai negu tikėjosi, manau, visi prognozavo, kad kokie 15 ar 14 vietą paims, tai žinai. Na, Jo. čia tikrai, jeigu netyčia jie ten išeitų į Final Four, tai čia išis, na, bet manau, Feneris išeis. Išaras, by the way, laimėjo Coach of the Year, tai metų trenerio awardą, tai visai smagu už lietuvių. Jo, tai pereikime prie kitų serijų, tai po to mūsų laukia, Monakas su Barcelona. Monakas su Bar. Jo. Jo, na, ši serija, manau, viena iš įdomiausių, ką tu apie ją manai. Tikrai, manau, čia bus viena įdomiausių serijų. Abi komandos finišavo netoli vienas kitos. Monakas 4, Barcelona 5 vietoj. Tikrai apylygės komandos turinčius gerus lyderius. Barça turi Panterį, Monakas turi Maiką Jamesą. Nu, manau, kad Monakas gali patekti pagal viską. Nu, žiūrint, kaip Maikui Jamesui seksis žaisti. Jo. Tai tavo spėjimas 3-2, ar ne? Jo, čia Monakas. nes mano bus įtempčiausia serija, bet mano spėjimu Monakas paims per 5 rungtynes. Jo, na, aš manau, kad šioje serijoje čia bus labai įdomi jo serija, bet sunku labai prognozuot. Bet pagal viską turėtų, manau, Monakas irgi spėju, kad 3-2 pasims. Viskas ten su jais, nu, nežinau, tiesiog, manau, taip sunku labai prognozuot. Kažkaip, nu, Barça šį sezoną tikrai tokie banguoti. Bet Monakas, manau, vieni iš favoritų laimėti Eurolygą šiais metais. Tai, na, žinai, jo, manau, nežinau, ką pasakyti apie šią seriją. Tai, manau, pasims 3-2 tiesiog. Ir tie, ta Barcelona. Tai jo. Ai, Ir tu ir tada Barça ar? keliaukime prie pasaulijos, tai FSU. Tai aš Monakas, manau, jo laimės 3-2, kaip ir tu. Tai pereikime prie kitos serijos tarp Efeso ir Panathinaikoso. Tai pakomentuok šią seriją. Jo, manau, čia bus tikrai įdomi serija, nes Panathinaikosas yra stipri komanda, čempionai visgi Eurolygos, su dabar jau konfirmintų MVP Kendriku Nanu. Bet Efesas dabar buvo ant gero stryko, laimėję ten tų rungtynių daug. Tai nu jie bus dabar karšti ir visko gali būti šitoje serijoje. Tai kaip spėjai, kas paims galutinai? Galutinai, Jo. manau, bus daug apylygių rungtynių, gal bus koks vienas blowoutas, bet nieko negalime spėliot. Bet galėčiau spėti, kad ims Panathinaikosas per kokius 5 rungtynės gal. Jo. Na, jo, kaip ir sakei, Efesas buvo ant šito stryko, bet užsiraut ant čempionų praeitų metų, dar ant vis tiek Panathinaikosas jo turi žvėrį Kendriką Naną.
atmosfera bus įspūdinga vakui. Tai čia, manau, bus vienas iš faktorių. Tada jo, Kendrikas Nanas. Ir jo, Panathinaikosas tiesiog, manau, aš manau, gali būti arba taip, kaip pernai su Makabiu, kad ten tampėsi, iki ten Game 5 ar, pala, Game Game 5, 5, Game 5. Yeah. jo, iki 5 rungtynių tampytis gali, manau, visko ten, žinai, būt. Arba bus taip, kad tiesiog 3-1 pasims tie Panathinaikos. Tai, žinai, aš nežinau, sunku prognozuoti, bet manau, kad gali būti, kad 3-2 pasims, manau, e, Panathinaikosas, spėčiau. Bus kaip pernai, manau, kad jo, ten bus tų, manau, rungtynių, kur jie bus nepatenkinti teisėjais. Kaip pernai, aš jo prognozuoju, kad jie galiausiai laimės, bet sunku, bus sunku. Tai jo, o FS, ką galėtume išskirti, kas ten, tai Larkinas, ne? Jo, šiandien Larkinas, kas dar žinau. Dauzeras, PG Dauzer. Ja. Nu, kiek dabar jau Jo, primiršęs, bet vis tiek turi gerą sudėtį. Šmitas yra. jo, nu, šį sezoną Efeso kažkaip nelabai stebėjau aš, bet Ja, man aš irgi. nebloga komanda. Na tai, manyčiau, pala, žiūrėk, kokios čia bus poros, jeigu, tarkim, laimi tas mano spėjimų realas, tarkim, ir Mhm. tada jie žais pusfinalyje su kuo? Tada. Monako arba Barsa. Tai jeigu laimė A, Realas ir Barsa, tai El Clasico Final Four. jo, nu tai, manau, Final Fouro spėjimus susidėlio, yra, nu, tipo, playoff aptarimus susidėliosime jau kaip prasidės toj Final Fouras, jis vyks Abu Dabyje. Na, manau, dar galime greitai perbėgti NBA poras. Man, ar ne? Aš žinau. Perbėga mane gal. Galim perbėgti. Tai pala, kokios poros? Aš toj pas turiu atsidaryti dar visą. Jo, okay. Nebuvau pasiruošęs šitam. Ai, bet šiaip, žinai, galvoju geriau. Ja, Tarkim. čia. Ilgesnis video gausis. Lyg ir turiu poras. Jo, okay, tai. Tai pala, Lakersai su Wolvesais, Timberwolvesais. Ja. Nu čia dabar Tai, žiūri, East ar West. Westą gal žiūrim pirmą. jo, Vakarus. jo, gerai. Tai Tai Lakersai su Wolvesais, tai pirmas rungtynės laimėjo tie, Bulsai. jo, Wolvesai blowoutino, bet manyčiau, kad, žinok, čia gali laimėti jie net seriją prieš Lakersus. Edvardsas, manau, gali suvalgyti juos. Tiesiog bus labai Ja. alkanas. Tai spėjimas mano, kad kokį 3-2 pasims. 4-2 ten iki 4 Ja. žaidžia. Tai 4-2 Ja. pasims jie. Wolvesai, tada Rocketsai su kuo žaidžia? Warriorsais. Rockets su Warriors. Kas pirmas rungtynės laimėjo? Warriors N10. Jo, na, nežinau. Sunku prognozuoti. Manau, Rocketsai pasims kokį 4-2 arba 1. Kažkaip jo spėčiau. Jie jau, Spėjai, kad Rockets? Okay. jo, jie šį sezoną neblogai. Ir tada Nuggetsai su Oklahoma. Clippersais. Ai, Clippersais. Ja. Tai čia nežinau, manyčiau, kad Nuggetsai pasiims kokį 4-1 arba jo 4-2. Visko gali būti. Jo, Mes o tada ką dar OKC su Grizzlies tada dar lieka vakaruose. OKC, oi, nu, manau 4-1 OKC pasiema šią seriją. Spėjimai Ja. mano. Tu irgi taip, ne? Ja. Dėl Denverio su Clippersais, tai čia Denveris kokį 4-2 pasiims. Lakers Jo, su Wolvesais galimai įdomiausia serija, mano manimu, playoffuose. Tai jo, nors Lakers dabar turi Dončičių, LeBroną ir Reevesą, The Big Real Three, bet vis tiek Wolvesai nustebino žiauriai praeitą sezoną nugalėdami Nuggetsus, ko mažai kas tikėjosi. Edwardsas, McDanielsas,
tiesiog buvo nesustabdoma kombinacija ir net iki conference finals, atrodo, nuėjo. Bet vis tiek manau, kad Lakersai gali tikrai laimėti šią seriją, bet aišku, ir Bulsai gali. Bet spėčiau, kad Lakersai kokį 4-2 pasiims Dončičius, kaip visada, bus savo ritme. Tik žiūrim, kaip žais Reevesas su LeBronu ir kiti. Ar pataikys savo metimus, nes per praeitas rungtynes tai vienintelis Dončičius atrodo žaidė už Lakersus. O Jo, Rocketsai su, o Rocketsai su Warriorsais, nu, aišku, Rocketsai antroji vietoj buvo savo, nu, antroje vietoje buvo, Warriorsai 7, Warriorsai per play-inus pateko, nu, bet nors pirmas rungtynės laimėjo Kario vedama Warriors komanda, bet spėčiau, kad Rocketsai 4-2 jo, pasiims ir eis žaisti toliau. jo, tai pereikim, o rytuose kas žaidžia? E, Celticsai su Magics. Mm, Magicai Nu, kelintų vietų liko, palauk, jie, 7 vietoje jie per play-inus su. oi, tai manau, kokie Celticsai tiesiog jie per playoffus sužvėrėję būna, Ja. tai Dar vakar manau, žiūrėjau jų rungtynės, tai ką galiu sakyti, Celticsai tiesiog atrodė buvo jiems pasivaikščiojimas. Aišku, nors Teitumas Braunas yra, bet vis tiek lyderis buvo Derekas Vaitas ir Pritchardsonas, man atrodo, jo vardas toks. Irgi tenais važiuoja gerai varė. jo, tai, jo, manau, sausai šią seriją laimės Ja, Celticsai. 4-0. Jo, tada pereik į kokios kitos serijos. Bucksai su kuo? Su Pacersais. Ui, pala, Bucksai bus be Lillardo. O kas nebuvo pasakyta, kad jis jau yra pasveikęs ir kad jau žais. Ne, berods buvo, kad žinok, ten mačiau paustą, kad ten gali praskipinti playoffus. Berods. A, Nu, nežinau, nu, reikės vėliau patikrinti. Bet, nežinau, nu, aš manyčiau, pala, Indiana kilintoj vietoj liko jie. Indiana 4, Bucksai 5. Ui, nu, blemba, manau, žinok, pasiims Pacersai. Kokį 4-3 gali čia būti, žinok, Uh, visko 4-2. Nes aš manau, jo, Bucksai jie kažkaip playoffuose sustoja. Būna ten, jie kažkaip, jo, jam playoffuose sunkiai būna. taip. Nu, jiem S- reikės sustabdyti Janį Pacersam. Kažkaip sunku bus, bet gal. Nu jo, tai Nu, manau 4. bet beje, daugiau niekas atrodo nežaidžia Bucksuose, nes Kyle Kuzma tai skaičiai per 22 minutės 0-0-0, ten tik 0 visur. Jo, Tai Antetokounmpo spėju bus sunku. Visko gali būti šioje serijoje, bet aš irgi spėčiau, kad 4-3 Pacersai pasiims. Nes jeigu be Lillardo ir bus dar tokios rungtynės kaip kur Kuzma ir tenais nieko nepataikys, kur tenais vapšiai nieko nepadarys, tai duočiau Pacersams jo, šią seriją. jo, taip. Ir dar kokių dar serijų liko? Liko dar 2 serijos, tai tarp New York Knicksų ir Pistonų. Aha. Ir kokie dar? Ir Cavsai su Heatu. Nu tai gerai, kepsai su hitais, tai manau, čia nieko ten įdomaus nevyks, manau, 4-1 arba 4-0 pasiims Ja. kavalieris, tai tiesiog NBA yra tas, kad nu, ten gal tie lygiai nelabai ten skiriasi, visi ten labai geri žaidėjai yra, bet tiesiog jie, nu, kavaliersai šį sezoną yra sužvėrėję ir manau, užrakins hitus, dar jie be Butlerio, tai jiem batai, kaip sakoma. Mhm. Tai jo, Na, 4-0 mano spėjimas. jo, aš irgi tą patį spėčiau. Nu ir Jo, paskutinę porą nu, šiandieną. New York Knicksai su Pistonais. nu, čia, nežinau.
įdomu čia bus. Kelintoj pistonsai vietai liko. Pistonai šeštoj, New York Knicksai trečioj. Nu, viskas priklausys kaip ten, nes atsimenu pernai Knicksai ten playoffuose ten septyniese ar šešiese ten žaidė jie. Ir nu jie tiesiog pervargo po to, tai nežinau, nu mano spėjimu New Yorkas pasiims kokį 4-2, jeigu traumos nekomos, žinai, Yeah. kokį. Aš irgi tą patį kaip tik galvoju, kad 4-2 Pistonai tikrai gali, pažiūrėjau, namuose pasiimti rungtynių. Nu, bet vis tiek Knicksai, mano manimu, stipresnė komanda ir laimės šią seriją. Jo, na, šį sezoną NBA tam puikių pavyzdžių, kaip rebuildas komandos ir draft pikai gali tau daug duot, kaip OKC, Pistonsai, ten Magicai iš dugno pakilo va labai, ar Cavaliersai, ir Yeah. Rocketsai. Dabar jo tiesiog dominuojančios komandos NBA. Dabar jau Bucksai visokie ten nebedominuoja taip kaip ten ar Sixersai, anksčiau Sunsai. Jo. Labai keista, kad Sunsai nesugebėjo patekti net į play-inus su Durantu ir Bookeriu. Jo, na, jo, manau tiesiog nueina jau tie žaidėjai, jie jau nebe tokie, nu, tos komandos nebe tokios stiprios kaip anksčiau. Na, stiprios, bet žaidėjai tiesiog gal netokie Jo. jau pasens. Tai gerai, manau, šiam kartui tiek susitiksime, manau, sudarysim spėjimus Final Fourui. Na ir NBA gal pirmą raundą aptarsim, manau, jo. Tai gerai, ačiū Jums, kad klausot podcastą mūsų, palaikinkit, pasubscribinkit ir iki kitų kartų. Tai viso, Erikai. Visokie praeina.